Mes tą patį numerį surinkom. Ne? O, Liuks. Klausom. Labas vakaras. Ar su Donatu galiu kalbėti? Donato nėra. O kuris yra? Buvo nurodytas šitas telefono numeris ir dar vienas, bet kitas išjungtas. Aš nežinau, į ką mes čia prisiskaminom. Čia iš darbo skambina Arūnas. Duosiu jo numerį mobilų. Aš skambinau, jeigu baigėsi 664, tai jis yra išjungtas dabar. Jūs giminaitė būsit, ar kas? Draugė. Artima draugė. Ta prasme, galėsit pasakyti šį vakarą naujieną? Taip. Kada jį pamatysit? Aš tik savaitgalį pamatysiu, bet aš šį vakarą susiskambinsiu. Ar susiskambinsi? Reikia pasakyti, kad jisai rytoj atvažiuotų į centriuką mūsų. Į centriuką, jis žino. Tokia situacija, negražu dabar taip sakyti, ta prasme, čia gal asmeniškai reikėtų perduoti, bet reikia, kad, žmogus žinotų ir kiti kolegos, kad žinotų, įvyko šiandien mūsų posėdis ir etatų mažinimas, žodžiu, man kažkaip ir net nesmagu pasakyti, bet mes privalom atleisti keletą darbininkų, tai iš 5 atleisim 4, tai man reikia visus 5 juos matyti. Tai Donatą rytoj 8 val. Norėčiau matyti mūsų centriukė ofise. Ar galėsi pasakyti? Gerai. Pasakysi, ar ne? Tai ir kas dar, palauk, kažką dar norėjau pasakyti, bet pamiršau. Jisai kito darbo neturi? Ne. Neturi, ar ne? Tai žodžiu, gali likti bedarbis. Na, taip. Negerai. O tu pati dirbi? Nemokausi. Mokaisi. Jūs kartu gyvenat? Taip. Ir kaip su pinigais jum? Nelabai gerai. Nes matai, yra 5 žmonės, 4 man reikia atleisti, aš 1 galiu palikti. Tai man reikia tiesiog, žinot, ką atleisti ir ką palikti. Tai jeigu tu kažkaip mane įtikinsi galbūt, kad jums tikrai reikia, žinai, to darbo, ypač Donatui, tai galbūt aš kažkaip dar pakoreguosiu. Bet yra ir Ramūnas dar. Darbo, nes yra tam tikrų paskolų pasiėmės, nes yra darbas ir labai daug mokesčių, visą kitą, ir sunkiai pragyventi būtų. Ir butas dar yra to pačiu. Ir jisai moka vienas pats, tai vos galas su galu sudaram. Ta patį sakė ir Ramūnas, ir Evaldas. Gal kažką dar tokio, nežinau, kad manęs kažkaip neįtikino, žinai. Ta prasme, visiems sunku dabar ta krizė ir panašiai. Aš suprantu, bet tai jam tai nėra, nežinau, jis neįsivaizduoja, kur jis dabar dirbtų, nes nei darbą tenais nėra mažiau. Aš tai siūlyčiau į užsienį išvažiuoti. Į užsienį, tai jis nenori palikti savo gimtąją kraštą ir tuo pačiu dar butą, kurį jisai gavo, taip. Tai tu prižiūrėtum butą. Esmė čia jūsų jau asmeninis bėdos, aš tiesiog pasakysiu, kad rytoj atleisim 4 darbuotojus, 1 paliksim, bet turiu tokią išeitį, galiu pasiūlyti tau darbą, jei norėtum. Na ir koks tai darbas? Tai būtų administratorė. Administratorė? Jo, reikėtų administruoti. Bet aš mokaus. Aš Šiauliuose mokaus. Aš irgi mokaus. Visą gyvenimą galima mokytis, nežinau šitą. Tai reikėtų administruoti. Žinai, ką tas žodis reiškia? Nelabai suvokiu, bet galit paaiškinti. Tai, kad jeigu įsiveržia koks nors banditas, tu turi paspausti tam tikrus mygtukus, kad žinotų, kada apsauga atlėkti ir sulaikyti. Vagi. Suprastum šitą dalyką? O kaip tau matematika? Aš matematiką suvokiu, bet, tenais tos užduotis, kur per pamokas vyksta, tai ne visas man įveikiamas. Kaip kombinatorika? Kaip sakot? Sakau, kaip kombinatorika? Nesimokam dar. Supratau. Dabar dėl, tarkim, atlyginimo, kaip įsivaizduoji, kokio norėtum? O ką galėtumėt pasiūlyti, koks? Priklauso nuo
tavo metų ir kaip tu sugebėtum administruoti? Na, man 19. Dar nesimokyt. Nesimokiau. Supratau. FM. Labas, mergaitė. Tau skambina. Radio stotis Zip FM. Taip. Radistas, tai Jonas Arlanas, kaip laikaisi? Diana. Gerai. Mes tave, žinok, apgavom. Apgavom, tu labai patikli, viskuo tiki, ką mes tau sakom. Tai yra labai gerai, bet pasakysiu, Donato nieks neatleido, mes čia pajokavom, jis pats parašė tokią mintį, kad galėčiau pameluoti tau, nes sakė, kad tu labai nenori, kad jis išvažiuotų į užsienį ir kad nepaliktų tavęs. O kodėl tu nenori, kad jis į užsienį išvažiuotų? Nes nenoriu. Nenori būti viena? Nu, taip, niekas nenori būti vienas. Okay. Kodėl? Mano katinas nori. Rolas Tai Katinas. katinas gyvūnas. Supratau. Teisingai. Taip. Moterisgi žmogus. Supratau, gerai, jukau, gero vakaro tau, Iki. ate. O Katinas tikrai gyvūnas, aš tai dar šitą nesimokiau.